žmogus ir jo veiksmai visuomeniai ar tiesiog mūsų klubui. Taigi, Mindaugai, sėkmės. Prisėsk, aš tą pristatysiu didingai, kad išeitum visą laiką. Nu va, tai vienu žodžiu, dabar yra lemiama akimirka. Šio vakaro vinis į mūsų renginį. Tai yra 14 mūsų kolegos klubo prezidento Mindaugo Samalaičio kalba. Šiek tiek informacijos apie Mindaugą. Tai yra gerbiamas dėstytojas netgi 2 universitetų. 2 kolegijos. Taip pat tai yra tėtis, taip pat tai yra ilgametis Pevaldo ir mano bendražygis visose veiklose. Į kuriuose veiklose, taip reikia sakyti. Ir taip pat yra 10 klubo karys, valdybos narys 10 klubo. Ir dabar turėčiau jį pakviesti mūsų sužavėti savo specialios progos kalba. 14 kalba Mindaugas Samalaitis. Labas vakaras, gerbiami kolegos. Labas vakaras, klubo nariai, svečiai, ponai ir ponios. Ši mano kalba skirta pagerbti, padėkoti asmeniui, vienam žmogui. Kadangi šios kalbos tikslas yra nurodyti taip pat į renginį, tai tiesiog įsivaizduokim, kad šiuo metu vyksta naujametinis Toastmasters Kaunas banketas skirtas padėkoti kiekvienam nariui, kuris labiausiai prisideda prie klubo tobulėjimo. Pas mus klube yra vienas žmogus. Jis yra išskirtinis. Jis yra mums pavyzdys kiekvienam iš mūsų, kurie jį pažįsta. Ir abejoju, ar bent vienas iš jūsų drįstumėt pasakyti bent vieną blogą žodį apie tą žmogų. Kas jis? Kas galėtų duoti žodį? Taip, tai yra mūsų klubo narys Dainius Palivonas. Kodėl jis? Kuo jisai toks išskirtinis iš mūsų visų? Kam teko su juo bendrauti, jūs galite pamatyti, jo veide pastoviai yra šypsena. Jisai neburba, neurzgia, nedėjuoja vis pastoviai dėl kažko. Kada mums ko nors prireikia, jis nevaidmainiškai visada sutinka mums padėti. Kada mes ko nors norim iš jo, jisai su džiaugsmu tai mums duoda. Suteikia mums profesionalų grįžtamą ryšį, pastabas, pamokymus. Visą tai duoda. Bet kodėl jis toks? Kodėl jis yra išskirtinis iš mūsų visų? Kodėl aš kalbu apie jį? Kur yra jo ta gyslelė? Kur yra ta jėga, ta stiprybė tokiame žmoguje? Kodėl jis? Aš galiu pasakyti labai paprastai. Išskirtinai nuo daugelio iš mūsų, jis beprotiškai myli gyvenimą. Jis beprotiškai moka jo džiaugtis. Jis moka džiaugtis kiekvieną akimirką. Ir kai man teko su juo ne vieną kartą kalbėti, kodėl? Kur yra tavo šitas įkvėpimas? Kodėl tu to semiesi? Kaip tu sugebi pastoviai šypsotis? Kodėl tu sugebi džiaugtis kiekvieną tą akimirką ir mylėti tą gyvenimą? Jis man pasakė porą svarbiausių akcentų. Kaip galima nemylėti gyvenimą, kai jisai toks gražus? Svarbiausia, ką aš kaip žmogus padarau, tai nebijau užsidaryti kartas nuo karto savyje. Nebijau stengtis pažinti savęs. Nebijau stengtis pasižiūrėti, ko aš noriu, kas aš esu, ko aš siekiu, kokios mano svajonės, kokie tikslai, ką aš galiu iš šios dienos pasiimti, dėl ko aš galiu būti laimingas. Kam jums blogus atsiminimus, blogus įvykius, blogas nuotaikas. Viskas priklauso nuo to, į ką koncentruojasi. Ir kaip Dainius pasakė, jeigu tu koncentruojasi gyvenime į
blogus atsitikimus, į tai, kad kažkas apriekė, kažkas nusikeikė, ar 1000 litų pametė ir 10 kartų grįžti atgal. Tai tiek kartų tu pametė tos pačius pinigus. Tiek kartų tu susigadini savo nuotaiką. Jeigu tu akcentuosis ir koncentruosis į gerus atsiminimus, koncentruosis į šypseną, tu pats save priversi džiaugtis gyvenimu ir būti laimingas. Reikia pamiršti tai, kas yra bloga. Reikia visada prisiminti tik tai, kas yra gera, nes tik tada gyvenimas veža. Ką jis mums kiekvienam davė? Tie, kurie jį pažįsta. Daugam iš čia esančių senųjų narių yra tekę dalyvauti jo mokymuose. Ir man atrodo, iš to jų mokymų kiekvienas kažką pasiėmė. Kažką savo patobulėjo. Kiekvienam renginyje, kada jisai dalyvauja, jeigu jis duoda grįžtamąjį ryšį, jisai jį mums dovanoja, koncentruotą, aišku, pamokantį ir mes jo mintis, jo idėjas galim prisitaikyti savo kiekvienas asmeniškai. Kada aš sakiau, daug kas turbūt atsimenat, 5. savo kalbą projektą, aš paprašiau jo, Dainiau, vertink mane griežtai. Man nereikia tuščiažodžiavimų, pagirų ir taip toliau, griežtai. Mano prašymą išpildė. Gavau konstruktyvę iš jo pusės jau kritiką, pamoką. Ta pamoka man kliuvo taip, kad aš pusę metų nebedrįsau lipti ant scenos ir pasakyti kalbą. Bet aš dabar jam esu dėkingas. Aš ko paprašiau, aš tą iš jo ir gavau. Aš lipau ant scenos sakyti kalbą, nebe vaidmenis atlikti tada, kada išmokau tą pamoką, kurią jis man davė. Ir gerbiamieji, kada yra toksai žmogus kaip Dainius, pagalvokit apie tai, kad kol jis yra šalia mūsų, kol jis yra mūsų klube, mes privalom pasiimti iš jo maksimaliai, ką jis duoda. Ir svarbiausia, pamirškim savo nuostatas, pasižiūrėkime jį kaip į pavyzdį. Jisai nebijo, mėgsta ir myli padėti kiekvienam iš mūsų. Nėra savimyla. Ir jeigu mes iš jo išmoktumėm, kad mes kiekvienas tarpusavy esam draugas, kad mes kiekvienas galim vienas kitam padėti ir mūsų požiūris į gyvenimą būtų kaip jis, mes taptumėm superiniu klubu, į kurį niekas negalėtų lygiuotis. Ir žinot, mano manymu, toksai kaip Dainius šio klubo istorijoje įsirašys ir mūsų visų gyvenime, kaip unikalus pavyzdys, kaip iš tikrųjų reikia džiaugtis gyvenimu. Ir imkim pavyzdį iš tokių žmonių. Ačiū.